paiminis. Been to breakfast. Good. Already breakfast, yeah? Yeah, bet tai Pamatėm gražiausią mopedą, turbūt čia. žiogas. Baby. Coffee. Mangostinai. Čia gyvas ar negyvas? Ar čia negyvas ar gyvas? And then you get on the trip. Būdu filmuoti. Iš kakučio geriamą rukavytę. Sempre gatoņāne, da? Kavytė gamina. Atneš ragauti. Ką atneš ragauti? Ir arbatų, ir kavyčių. Jo. Aš laukiu arbatų, nes manų kavyčių širdis gali iššokti. Tai aš bus tas, kur kavos geri, nes mano yra lietas. Egidijos patvari širdis, manau, nelabai. Mes išsakėm va šitą kavą. Kokia čia kava? Iš to gyvūno. Jo, iš kako. Tai kakučio kavytės. Egidijos galės bandyti. Aš nelabai mėgstu. Tai jeigu smilės man iš burnos kakučiais, tai... Testing, yeah? Yes. Yeah, you test the one by one, yeah? Yeah, I will take picture. Yeah, bisa dua. Nanti sugar, ya? You test first na sugar, you want it is sugar, it is... Čia ta kakučia, ne? Kakučio. Tai turim 14, realiai 13, 14 yra kakučio kavytė. Egidijos norėjo. Niam. Tai pradėsim nuo žolelių arbatos. Rašo, kad apsaugo nuo visų ligų, nuo vėžio ir kas turi problemų su kokio aukštu spaudimu. Čia jais imbieras. Gerai, ir visą. Tai aš ir gal pradedu. Galbūt čia ne pirmas? Ne, čia pirmas. Čia urtė jau tinka. Aš tik paragausiu, tai visą iš pirmo. Saldu. Skanu. Man atrodo, medaus įdėta. Čia šiaip visos iš tų augalų ten padarytos, ne? Tik ta vienintelė va iš to gyvūno. Ale į tualetą norėsiu, kaip išgerus. Tai gerai, nu. Tu gali irgi kavos pupelėm. Tualete šalas. Tai gaminsimės patys kavą. Privešiu į Lietuvą savo. Man tai daug nereik, žinok, čia tau daug. Man tai žiauriai. Aš labai laukiu antros, nes yra, nežinau, matosi, mangustinų arbata, čia yra mano mylimiausias vaisius. Mangustinai, šiaip jo, skandus, man patinka šitie vaisiai. Voras. Didelis? Ar mažas? Eik, mažiukas jisai. Tas kažkur čia, nu, tegul gyvena savo gyvenimą. Jis lipa į viršų, čia Spideras. Tai čia tau skirti gali. Aš neturiu, nesiskundžia aukštus spaudimus. Taigi, turim antrą mangustinu. O nuo ko jinai apsaugo? Nuo vėžio, kad išliktume jauni. Nu ką? Nu ką, važiuoja. Tai neger daug, nes čia vyram labiau skirta. Nu jos įtartinai labai saldžios. Man atrodo, cukraus privaryti. Bet kodėl labai saldu? Tai auga viskas, kas auga. Tau neduos daugiau. Bet man atrodo, cukraus tikrai yra, nes įtartinai saldu. Tai jo, faktas.
Turi patikti. Nu, šiaip aš labiau mėgstu ir kai rūgštu, tai galiu nedėčiai. Gerai, trečią turim lemongrass tea. Viską tą patį rašo, bet čia nuo cholesterolio, O, man tinka. toksinus išvaro, žodžiu, kad riebalukų nebūtų. Būtų? Nebūtų. Ai, gerai. Tada būčiau negi skipinęs iš karto. Kepinis apvalo, žodžiu, O, mano tema inkstas, nu visiškai. viską, žodžiu. Visiškai. My problem. Nu tai tu pradėk tada. Valom kepenis, davai važiuojam. Nu, galbūt sveiki kepenis, galbūt mažiau cholesterolio, kad būtume jauni, sveiki, gyvi, neištimi. Tu čia Tokia, visai žiūrėk. tokia kaip, sunku pasakyti, tiesiog arbata kažkokia, kurią sugėręs. Skaniam. Kažkokia. Primena arbatą Mano kažkokią. močiutė man šitą kažką galbūt dėl. Tai tau ten priskindavo. Bet šita gerai, štai ne tokia saldi. Man patinka. Gera. Ketvirtas, mums gal ne naujiena, imbierinė arbata. Tai greitai. Imberinė, tai čia jo, vis pažįstama. Pažįstama. Šiaip pats visai, ką esu seniau daręsis imbierą, tai susismulkinę, citrina, medus, ten viskas susimaišai, žodžiu, gaunas gerą matyti. Realiai tas pats ir labai daug imbiero, atsargiai. Wow. Iššaudė gerą imbierą. Eik tu savo. Eik tu savo. O, Nu, geras. žinokit. ne, gerai. O čia tai tikrai nuo visų Imunitetą ligų. čia iš karto imunitetas, viskas aišku, Man net nereiks skaityti. keklę skauda, tai dabar biškai Tai dabar man, damuš. Gal jo. Va, švyta. Čia ne už mane, bet už jūs, kad jūs būtumėte sveiki. Žiūrėjom. Tai toliau turim tą rozelatį. Čia skaito, kad sveikas indoneziečių gėrimas su natūraliu cukru ir rozela gilės kažkokia tai. Ir vėl, žodžiu, nuo visų ligų, aukšto kraujospūdžio, atgaivina, žodžiu, mūsų kūną. Nu, lai atgaivina Gerk, aš mūsų daugiau kūną. imbierų šaudžiu, tai tu dabar gali atsigaivinti. Tu šitą daugiau gerk. Mes pripildysim puslėtoj. Neskam? Ale Dar saldu. Kal degan. Aš jau sveiki. Tikiuosi, tualetas čia yra. Tai nieko, krūmų pilną matau. Šeštas numeriukas. Kas čia? Čia bus raudonų imbierų arbata. Žodžiu, Oh, shit. vienus tas imbieras. Tai čia tas, kur ant sušių numušti skonį. Daug dabar negersiu, nes dabar nepastrinčiau. Ne, tai iš vis nieko daug negersiu, čia viską aš gersiu. Bet šitas nes toks stiprus. Bet jis šiaip tikrai Ne, čia neaštrus. visiškai stiprumas labai mažas. O dabar Palyginus su tuo įdomybės. imbieru. Avokado kava. Okay. Avokado. Tau reikia gerų ir riebalų daugiau. Aš tik paimu nedaug, kad man šį visą. Nu ką tu nedaug, nu tai tu nori, kad aš apsimyšiu. Nuskanu. Ai, rašo mažai kofeino. Nu tai šitą gal ir išgersiu. Bet šiaip labai skanu. Bet čia man atrodo viskas su Lengvas, cukru, geras, nes nu, tavo tema. Mano yra rašo, kad saugu, kas turi diabetą. Bet čia žinokit, man tai toks vaizdas, kad labai jau cukringa. Nu čia grinai cukrus. Ne, nu tai čia visur jo yra. Gerai. Toliau turim ginseng coffee. Kokia? Ginseng. Kažkokia tai Nematau, kur čia skaitai. ginseng. Ai, ginseng. Bet tai čia irgi džindžeris. Kažkokia Tai čia ginger. kava, čia su kofeinu, ne? O, blin. Stipri. Nu, kvapas įdomus. Toks Ale tiek cukrus Toks, prigersim, kai- kad wow. primena tokias mano sportinės koinės, neprausmus. Bet kava, prikolas gero. Tai čia nuostabas gali būti tiesiog. Tai žinai, jeigu, pavyzdžiui, bėra pritarkuoja kažko, tai viskas ten. Jau šitas stipresnė, jau stipresnė. Tai duo man damuščio yra. Sekančią turėsim balietišką kavą. O? Geriausia kava Baliai. Kavos pupelė, nu tai. Nu kažkokiu kavos pupeliu jo.
pakepintos. Roasted slowly to ensure the best quality. Nu, Žodžiu, best rich taste, fantastic coffee. Tai aš kafumanas esu, tai man reikia. Kava. Ai, galėtum. Stipri ir užtikrinta jūsų plačiom kraujagyslėm. Sugalvojau, kaip pasakiau. Stipri. Tai iš daug gal negeria. Ne, gurkšniuką, nes Gal net užsilenksim. negeria. Ne, tai gurkšniuką, tai turi paragauti. Stipri, viskas nebegeria. Tokia skėšių su pienu. Toliau turim kakavą. Nu, kažkiek. Nu, čia su kažkokiais dar prieskoniais, su Tai bus imbieru. spicy. Paragauti. Su imbieru, cukrum, nu aišku, cukrum. Jo, tas spicy, kur būna spicy, visokias daro latės ir panašiai. Panašiai realiai. Imbieras man kilina nugerti. Nu, kur tos šiai daro, Jo, tenai spicy. labai skanu. Dabar turim vanilinę kavą. Prašom Easy. paragauti. Čia jau tavo vanilė, mėgstamiausia turi gal. Nu jo, Gal tu labai patiktų. Eisim ant supininkų, tenai. Prasuk. skaniai, skaniai. Būsim prigėrę, tai duosim biškį tropinę lietaus. Tiesiog vanduo su, ten, nežinau, pudra kokia. Turim Valietiška valietišką kakava. kakavą. Turi antioksidantų. O, kaip kakavos. Labai sveika. Žinai, kakavos toks biškį neslėta kakava, kur būna kūna. Nuo metalų rašo, kad žodžiu. Taip, tai visiška kakava. Visiška 100% tokia. Aš jau jaučiu, aš pradedu Oi, tai įsihaipinti žinokit, šitų kavų. šitos kakavos irgi gerulis. Aš jau jaučiu, kaip pradeda daužyti mane, pravarkiausią nebereikia. Ir paskutinę, bet ne paskutinę, turim kokosų kavą. Nu, kava. kokosų. Čia jau Tu matai. palauk, tau liks didžiausias šūdukas. Jaučiam šudukai pramušą. Wow. Turbūt skaniausia iš visų. Wow. Tai žinau, tai jos skaniausia, nes saldžiausia. Na, ragaus. Luvak coffee. Tai mums davė užkandukų. Kažkokį. Ką, šudukas? Jeigu po šito ir aš pradėsiu pupelėm šik, tai pargabensiu importuosiu Lietuvą, atidarysiu savo parduotuvę. Vadinsis Lao Egio kakučių kava. Kaip kvapas. Kaip kavos? Kaip juodos kavos? Nu gerai. Vien tas faktas, kad čia yra kakučių kava, man biškai neleidžia. Tai gerai. Nu ką? Kas nerizikuoja, tas nekakuoja. Kaip kava. Realiai, jeigu man nieks nepasakytų, kad čia šudukų kava, tai aš manyčiau, kad čia tiesiog stipri kava. Stipri juoda kava. Koks čia yra? Kas čia toks? Nežinau, va čia tas durianas. Bez durianas? Durianas. Reikėtų paklausti, iš ko čia. O duoda kaip bananas būtų. Žinau, bananas. Ką? Kaip bananas. Nu, pažiūrėk, šiek tiek nebūtų. Gal skonis kaip bananas. Nu, ne visai bananas, bet skanu. Wow. Kas čia? Nežinau. Čia kažkoks vaisius, nelabai suprantu koks. Bet kažkur iš kvapo pajaustas. Ešgras, kiek tai? Va. Nu, tu čia vaisininkės jau turėtum žinoti. Čia kažkokia tyrelė. Va. Tokia grinai tyrė, kažkokia primena. Kūdikiška tokia. Kas viduje yra? Tarakonas. Wow, ką galiu pasakyti. Nepsi. Aš jaučiu, kaip aš jau tuliką pabišnoju. Va čia viduje bananas. Bananas čia?
Duodas. So which goes like this. Aš pasakysiu, aš bananų ekspertas. Čia kokosas ant viršaus, kad matus. Ir viršūnė kokosas. Jis užuks rūgštus. Aha, nu. Net nesuprantu, ką valau. Bet dužlė tai kokoso? Ne. Jo. Ne rūgšti kažkoks. Nu, bet pati dužlė kaip kokoso. Žodžiu, esame nesupratę, kas. Bet labai skanu. Konsistencija labai panašiai kaip tam buvo prieš tai, pyragėlė. Aš čia prisivalgiau. Prisivalgęs, va. Ta prasme, čia yra, kai yra užkandis, tai čia yra prieš užkandį užkandis. Tai čia dar tik prigėriau visą. Aš dar šūdą arbatą ir kavą geriu, atsiprašau jau. Daužau, o dieve. Ne, bet rimtai jau akyse šviesų daros, vau. O dieve. Nu ką, Čia 20 tikrai minučių gėrim. daug neina gertis. Nes, pavyzdžiui, aš dabar išgeriau nebenoriu. Įprastai būna kavą atsigeriu, noris dar, bet dabar nesinori. Ten sijonas. No. Oi, kokie gražus namukai. Čia kiekvienas kampas gražesnis. Ruošia tuos gražius. Žiūrėkit, žuvų radom. Šitą labai graži vieta. Labai graži. Su žuvytėm. Oi, tu savo kokio dydžio. Wow. Stotelį atvarėm į Kirklį. Ta prasme, kai žmonių. Vis valgia kapotkę pasidaryti. Nukrito kažkas ant galvos. Tokia, kuri vos neužmuštė žmogaus. Tai va pėdams. O, kaip gerai kojytėm atsileisti. Tik neparslys. Sveiki gyvi. Hello, my people. Nenori eit? Kodėl? Bailys, mažas bailys. Bijo eit. Tai eik vienas, pobėsime. Tai ką aš ten vienas eiks? Tai ten didžiulis poros bus. Tai tu tai jau kas būsi geresnis, na aš tai gynybai labiau. Realiai tai mes peršikom eiti tą urvą. Visokių istorijų girdėjęs apie didelius vorus ir panašiai, iš vorų labai bijau. Aš jau pamatau nykščio dydžio vorą, man jau norisi apsišikti, trumpai tariant. Tai, kad nepritepčiau vienintelių šortų dabar, nusprendėm, kad, tiksliau aš nusprendžiau, kad neisiu. Nebent kokį jauką rasiu, tai iš paskos nuseksiu, kad vis tiek į pirmą jiems ne mane. Tai va, dabar čia iš kito kadro pusės. Waterfall. Lots of people. And mini one. Ryžių laukai. Ryžiai. Field of rice, mate. Einam į sekantį. Ką?
Į sekantį einam krioklį. Kokolioko. Gal reikia akmenimis nuskinti? Kokolioko. Į raisi. Orange. Big packs. O. Žinau, kas supratau? Kad biškai jaučiu burnoj šūdo skonį. Atrodo, kad būčiau, nežinau, lištelės subinytas kokios. Nu. Jo, buvo subinės. Eiktų namas buvo be šikno, tai ta skylėjo ten bedugnė, kai yra juodoji skylė, ta, nu jo, ta skylė, kurie taip pas yra juodoji šiknos skylė. Nu, jau kokolioko. Tai va, drink sheet and become a sheet. O, mūsų vairuotojas Chill Max. Max Chill. Varvina gerai. Čia kai grinai iš pilnos puslės varo. Nu, blin. Nu ką, priėjome waterfallą. Eisim dar vieną šventyklą. Aš jums atsakau, o čia tai vaizdai seneliumbai. Tuoj prarysim čia. Ktonamas, tėvelį. Nebejuokau. Urti net sijono nededa, nes sakė taip jos greitas ranktostukas. Gerai apsivyniojai? Na. Aš tai va. Sijonuk. Kažkas vis skirtingą gauna. Nu ką, metas išmokti oro valdymą. Varom į šventyklą pasimokyti. Nevaidink, kad dėl diržo išmant iš karmalo. Tiko mano pasirinkimas. Tiko jau tau iš karmalos. Smilkaliukai. Smilkime. Jau jaučiu, kaip mano batarkė senka. Bet vis tiek įdomu dėl to. Įmanoma atsilaikyti, bet žiūrėkit. Čia grinai kai per avatarą. Tipo po žemė tenais. Tie tos šventyklos, kur jie mokinosi tam.
kad neturim šito video užbaigimo, neapibendrinom mūsų turo, tai mums visą dieną su vairuotoju kainavo 1 000 000 tų rupijų, aš neatsimenu. Kažkaip man Aš atrodo galvoju, kad pigu, nes šiaip pigu gaunasi apie 60 eurų kažkur, bet esam dabar Džimbarane viešbutį ir irgi ėmėm pusę dienos vairuotoją. Tai pusę dienos mums kainavo 550, o visą dieną ten būtų kainavus 800, man atrodo, nu žodžiu, kad čia dar pigiau. Tai žodžiu, pasirodo, tenai mums brangokai gavosi palyginus su jų kainom. Bet vis tiek turas labai patiko, labai fainas vairuotojas, labai gražios vietos, tikrai įspūdingai žodžiu ir dar kaip už tokią kainą visą dieną apsimti vairuotoją, tikrai labai apsimoka. Tai mes jau pavargę buvom, galėjau ten, dar mums ant berods siūlė, bet ten nuvaryti net 1-2 vietas, bet jau atsisakėm, nes jau pavargę buvom. Ir valgyt norėjom žodžiu. Per akis žodžiu, per akis tikrai. Tikrai, nu, daug turėjom įspūdžių fainų, tai va. Tai tikimės, kad jums patiko žiūrėti ir sekančios su jumis susitiksim Lambogano saloje. Like, comment, subscribe. Ir jo, jei kas neaišku, rašykit komentarų. Tai va.